Sveiki, mokytoja. Aš noriu Jums šiandien paskaityti 212-213 pamokos eilėraštį, dėl to nes reikėjo surasti. Taigi, štai jis. Miškas. Mūsų senas miškas, rūmai dideli, čia gyvena eglės, ąžuolai žali. Volungės dainuoja, klausosi ežiai, stirna su starniukais ir balti beržai. Kai kiškučiai šoka, juokiasi žolė ir katučių ploja žydinti gėlė. O geniukai verkia, negali klausyt, vai lakštutė ir viskas. Dabar aš noriu Jums paskaityti dar 2. Pavasaras. Pavasario saulė prašvito meiliai ir juokiasi širdį vilioja. Iškilo į dangų aukštai vieversiai, čirena sparneliais plasnoja. Išaušo, vėjelis laukų bučiuoja gaivina krūtinę. Pabiro, pasklido žiedai ant lankų, vainikų eilė. Ir štai 3. ir paskutinis mano dabar Jums norimas paskaityti eilėraštis. Vėjas ir vaikai. Vėjas ir vaikai. Jau pranašai linksmų dienų, kas rytą lanko mus. Ir vėjas iš kalnų jau beldžiasi į namus. Kvatoja vėjas, žino jis, kad juodi medžiai bus žali, pro langus skverbias pro duris. Pavasaris jau netoli, eis susirinkite visi. Aš tuoj nupūsiu jums takus ir žaisite. Ir čia buvo visi mano eilėraščiai. Iki.